O netrukus scenoje dar vieną savąjį laišką parašys Dovilė ir Šarūnas Virbalai iš Ukmergės muzikos mokyklos, mokytojos ir mamos Vilmos Virbalienės šeimyninis duetas. Laiškas akomponuoja Daina Kriaučiūnienė. Laiškas. Mamai laiškus neša, tėčiui laiškus neša, tik tai man laiškelio niekas neparašo. Aš labai norėčiau laišką nešiu būti ir visiems, kas laukia, neščiau po laiškutį. Kartais laiškas linksmas, kaip lankos drugelis, kartais laiškas liūdnas, kaip rasos lašelis. Laukiančiam atneščiau laišką kaip drugelį, tegul mato saulę ir žemelę žalią. Laiškas linksmas, kaip lankos drugelis, kartais laiškas liūdnas, kaip rasos lašelis. Laukiančiam atneščiau laišką kaip drugelį, tegul mato saulę ir žemelę žalią, tegul mato saulę ir žemelę žalią. Ačiū Dovilė ir Šarūnui ir iš karto karštas Pauliaus interviu su ką tik dainavusiais dainorėliais. Jeigu jau šėlstam, tai žinoma šėlkim ir toliau. Publiką nenutylam, palaikom toliau atlikėjus. O dabar reikėtų dar pakalbinti ir šeimininį duetą. Tai dabar man jau ir tai pasakykit, iš ko mokotės dainuoti? Na, iš visų, šiaip jau, iš mamos, iš visų kitų vaikų, kurie, aišku, už mus geriau dainuoja. Ir iš savęs, iš klaidų. O kaip galvojat, kas Lietuvoje geriausiai dainuoja? Nežinau. O tai ką klausot, kas labiausiai tai patinka? Aišku, ir iš visokių grupių, ir delfinai labai patinka, ir geltonai, ir visi kiti. O iš rimtosios muzikos, sakyk, ar klausaisi kokių tai atlikėjų? Na, taip. Visi patinka. Ai, visi patinka, supratau. Tai aš manau, kad dabar niekas negalėtų paneigti, jog Lietuvoje, ko ateityje, tai dainininkų tikrai nepritrūks. Sakykit, tolimesnis jūsų muzikinis kelias koks? Na, žiūrėsim, kaip klostysis toliau. Jeigu viskas gerai, tai pasieksim ir geriau. Ai, supratau, jeigu laiko turėsit, tai jau sieksit aukštumų kaip reikiant. Supratau, sėkmės jums ir toliau stebėkite konkursą.